Kurgi leidžia laiką didžiausi Lietuvos vatnikai, tie žmonės, kurie remia Putino režimą ir Lukašenkos režimą, tai yra aš. Sveiki, draugai. Šiek tiek naujienų susijusių su mūsų paskutiniu tyrimu Mano teisės gina rublis. Ten pasakojame apie tai, kaip Rusijos organizacija Pravfond tyliai stovi už kreipimusi į Europos žmogaus teisių teismą ir kitų prieš Lietuvą nukreiptų procesų. Tuomet į mūsų klausimus neatsakė tik vienas iš 3 tyrimo personažų – ponas Stanislovas Tomas. Bet vakar jis nusprendė atsakyti, ar bent jau pasisakyti. Toksai yra Lietuvoj dalbajobas, toksai ujobišė, zadrotas, blėt, čilpikas, Šarūnas Černiauskas, toksai žurnalistas tenai, Laisvės TV ar Hujaisvės TV kažkokioj, kuris, blėt, savo kažkokį žurnalistinį tyrimą paskelbė naują. Tai šitas Šarūnas Černiauskas yra šūdas, dalbajobas ir ujobišė. Ačiū už komplimentus, bet informacija svarbiau. O jos ponas Stanislovas irgi pateikia. Rusijos užsienio advokatu save vadinantis veikėjas atvirai deklaruoja, kad jo veiklą finansuoja Kremlius, o nuo bėdų saugo Lukašenkos režimas. Ai, tas va Černiauskas, ką jis nori įrodyti? Jis nori įrodyti, kad Stanislovas Tomas gauna pinigus iš Kremliaus. Nu ir ką? Nu, ką man dabar daryti? Ką man pinigus savo atgal Kremliui atiduoti? Ne. Noriu atsakyti šitam bomžui Šarūnui Černiauskui, kad ne, Kremlius nemoka rubliais. Niekam, iš tikrųjų, niekam nemoka rubliais, moka eurais arba doleriais. Nes pasinaudojant progą noriu padėkoti jo ekscelencijai Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai už tai, kad suteikė man politinį prieglobstį ir šitas politinis prieglobstis apsaugo mane nuo Lietuvos policijos paieškos. Ponas Stanislovas į savo kanalą įkėlė jau 2 video su komplimentais. Šį vakarą, kaip suprantu, bus ir 3. Vienas video nufilmuotas Bogotoje, kitas Majamyje, kur bus 3, nežinau. Bet žinau tiek, kad Ukrainos kariai iš Gyvačių salos duoda puikias kelionių rekomendacijas. Kremlius visada yra laimingas ir Kremlius man visada moka vis daugiau ir daugiau pinigų. Ačiū Putinui! Ačiū Putinui! Nepažįstu asmeniškai.